romane Pragaro vartai atskleista autentišką Klaipėdos krašto kultūrinį ir socialinį kontekstą, politiškai aktualų turinį, charakteringus kūrinio personažus ir išradingą veiksmo intrigą. Šį liudimą pasirašau aš nuo bibliotekos vardu ir taip pat kultūros mecenatas Rimantas Cibauskas. Ir aš norėčiau paprašyti atstovę įteikti šį liudimą ir taip pat savo pasakyti sveikinimą. Dovydai, sveikinam jūs. Ačiū. Ačiū Jums. Mikrofoną pasakyti. Labas vakaras, gerbėmieji. Pirmiausia, labai noriu pasidžiaugti, kad šiandien esame 40-oje Ievos Simonaitytės premijos vakaro susitikime. Noriu, pasidžiaugti su visais esamais laureatais ir kurie jau čia yra išėję. Ir iš tikrųjų padėkoti bibliotekai, jos darbuotojams, jos direktoriai, kad palaikote tokią tradiciją. Tikrai tokiais neramiais laikais yra labai svarbus stabilumas ir aš manau, biblioteka mums duoda tai ir šitą premiją simbolizuoja tą stabilumą, pastovumą. Tad labai norėčiau iš tikrųjų, kad paplotumėm bibliotekai, kad tai atlieka ir daro. Visų antra, labai džiaugiuosi, kad mes galime būti jau daugiau negu 10 metų, jau skaičiuojame ten virš 10 metus mecenatai. Džiaugiamės, kad galime prisidėti prie tokios premijos. Tikimės, kaip girdėjau, kad kitais metais dar labiau eisime į platesnius vandenis, plėsimės. Tai norime, kad dar daugiau žmonių prisijungtų, tuo pačiu ir norime ir mes būti. Ir aš iš tikrųjų šiandien kaip mecenatas norėčiau su Rimantu Cibausku irgi pasitarę, mes nusprendėme, kad tokia jubiliejinė proga Ievos Simonaitytės norėtume irgi įsipareigoti šiandien iš 2000 eurų premijos pakelti į 4000 premijų laureatai. Tai būtų... Tai norėtum tokią simboliką pradėti dar ilgą kelią ir kad šita premija taptų tokia su labai gražia istorija ir kad sulauktume dar daugiau knygų. Ačiū labai. Jeigu galima. Taip. Ačiū labai, kaip kolegė sakė, tikrai jaudinosi. Yra vienas dalykas kalbėti prieš kameras apie politiką, kitas dalykas savo kraštiečiams kalbėti šiek tiek apie save. Tai labai ačiū bibliotekai, ačiū mecenatams, labai malonu, ačiū komisijai, buvo iš tikrųjų susidomėjęs, klausiausi ir buvo labai įdomu išgirsti komisijos pirmininko vertinimą. Ačiū Jums visiems atėjusiems, ačiū Gintarui Grajauskui, kuris buvo šios knygos redaktorius, ačiū mano šeimynai, dėl to, kad dėl labai svarbaus dalyko man užkliuvo už ausies, kai buvo kalbama apie Ievos Simonaitytės, tai, kad ji tapusi įvertinta autorė galėjo sau leisti vien tik tai rašyti, tai aš savo šeimynos dėka galėjau leisti, vieną dieną grįžau 2023 metais ir sakau žmonai Giedrei, kad žinai, norėčiau mest darbą, nebedirbti nieko ir rašyti romaną. Sako, berengdama vaikus, sako, gerai, tvarkoje, mes einam į lauką. Ir tai ačiū labai Giedrė tau. Ir turbūt ta premija man labai svarbi ir aš, tiesą sakant, tikrai jaudinausi visą šią savaitę galvodamas dėl kelių priežasčių. Viena priežastis, tai akivaizdu yra, kaip ir sakiau, tai, kad šitam romanui skyriau labai daug energijos. Aš prisimenu literatūrologės Jūratės Šerškutės kažkada tiesiog perskaičiusi pirmąjį mano romaną, jinai sako, kitą kartą sutelk daugiau jėgų. Ir aš kažkaip atrodo, jinai paskui, kai aš jos klausiu, jinai net neprisiminė, kad šitai sakė, bet aš kažkaip savaip interpretavau tai, savo įsidėjau ir pagalvojau, kad sutelkti daugiau jėgų reiškia tai tiesiog visą dėmesį, visą energiją, visą kiek turi per tą dieną sutelkti į rašymą. Ir aš kažkaip paskui netgi labai primityviai įsivaizdavau, kad jeigu aš parašysiu vieną sakinį, jį paskui ištrinsiu ir perrašysiu, tai jisai bus pilnai įkrautas manęs. Tai gauti vėliau po pusantrų metų tokio gyvenimo,
kai tu užsidarai nuo žurnalistikos ir kažkuria prasme turbūt, aš taip įsivaizduoju, kad aktoriai, kurie turi galimybę ilgai kurti personažą, taip pat gyvena panašų gyvenimą, tu užsidarai, save izoliuoji ir gyveni svetimo žmogaus emocinėme pasaulyje, kurį bandai perteikti tame romane, tai gauti už tai premiją ir vertinimą yra labai svarbu, bet turbūt netgi svarbesnis yra momentas, kuris netgi buvo paliestas komisijos pirmininko pono Tamošaičio kalbėjime, jo pasakymė, jo recenzijoje. Vis tiek mane žmonės visų pirma pažįsta ir mato kaip žurnalistą. Ir gaunasi taip, kad aš esu parašęs 5 knygas, 3 iš jų yra žurnalistinės, pirmosios mano knygos buvo žurnalistinės, dėl to žmonės netgi ir paėmė romaną, visų pirma tikisi siužeto ir kažkokio fotografinio tikslumo, koks yra būdinga žurnalistikai, ir kad tu galėtum būti pagalvojęs apie kažkokią literatūrinę raišką, apie estetinę formą, žmonės turbūt apie tai net negalvoja ir tai yra visiškai natūralu, nes turbūt tas atpažinimas, turiu minty ne tik atpažinimas ten, tarkim, personažo minčių, bet personažo būsenų, bet atpažinimas literatūros ženklų kūrinyje yra tam tikras pasitikėjimas. Kai tu pasitiki autorium, tu galvoji, kad jisai gali būti paslėpęs šitoje kažkokioje siužetinėje kelionėje, gali būti paslėpęs ir kažkokių ženklų. Tai šitą premiją vertinu kaip pirmąjį tokį pasitikėjimo grūdą ir man didelė garbė jį gauti savo krašte. Ačiū labai. Taip, ar nusifotografavome su laureatu visi? Kągi.